Labas vakaras. Kur mano vašelis? Ieškau vašelio, ieškau siūlų. Sveiki, sveiki. Šiek tiek palauksim daugiau prisijungusių. Sveiki, sveiki. Kviečiu pasisveikinti. Šį vakarą, ketvirtadienis, kaip ir tapo įprasta, siūlydama kviečia į pasimatymą tuos, kurie mėgsta megzti, nertis, siuvinėti, bet tikriausiai daugiausia kalbam apie mezgimą nerimą, ar ne? Sveiki, sveiki. Ar geras garsas, vaizdas, kaip jūs mane matote? Parašykite ir kviečiu aktyviai jungtis, bendrauti. Vat ir Aušrinė sveikinasi, Ramutė, Milda, labas, mano bendravardė. Labas, labas, va, aš su vašeliu ir nerimo siūlu. Sveiki, sveiki. Kviečiu, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, dalyvauti mezgimo vakarėlyje, kur mes kalbame apie mezgimą, mezgimo siūlus, tam tikras technikas kartais ar ne, dalinuosi visokiais patarimais, rodau vašelius patogius, virbalus patogius, naujas prekes gautas. Tai tikrai ir šį vakarą bus įdomu. Daiva, labas, Rasa, labas. Ir taip pat šį vakarą ne tik naujai gautos prekės, parodysiu naujienas, parodysiu siūlus, iš kurių galima nerti kvadratėlius ir taip pat parodysiu, kuo aš gyvenu, kuo aš užsiiminėju, irgi vat laisvu ar ne metu. Ir taip pat parodysiu patį tobuliausią vašelį. Ir tikriausiai paneigsiu kažkokius mitus. Labas vakaras iš Klaipėdos, Natalija, sveikinasi. Roberta, Ramunė, labas, labas. Asta, Ginta, labas. Diana, sveiki, sveiki, laukiam daugiau. Na ir ką, ir tuo metu pabaigoje tikrai turim labai svarbių reikalų. Turim išrinkti 5 laimėtojus, kurie su džiaugsmu dalyvauja mūsų pasiūlytame žaidime. Ir išrinksiu taip ir bus 5 kuponai padovanoti, apsipirkti siūlų damos parduotuvėje, įsigyti visokiausių siūlų, virbalų ir kažkokių dar įdomybių. Sveiki, sveiki, matau jungiatės, Laura, Rasa, labas, labas. Tai ką, tai pasidalinkite, kokia buvo jūsų savaitė, nėrinių, mezginių ar poilsio, kaip išgyvenote tą karščiausią dieną. Nes iš tikrųjų tikriausiai buvo visiems įdomi patirtis, ar ne? Atrodo, laukiam labai tų šiltų orų, vasaros, bet kai užklumpa netikėti karščiai, tai šiek tiek sutrinkam, ar ne, ką apsirengti ir taip toliau. Galina, labas, Viktorija, Lina, sveiki, 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 sveiki. Taip, tai ką, tai ir pradėsiu, jau matau, kad yra girdinčių, žiūrinčių, ar ne, tai pasidalinkite, tikrai būtinai pasidalinkite, kokia jūsų mezgimo savaitė, ar tinginiaujate, ar mezgate, ar neriate. Tikiu, kad tikriausiai ne kiekvieną dieną pavyksta užsiimti savo rankdarbiais, ar ne. Ar turite labai ūpo, ar tas ūpas apleidęs kažkur, mūzos apleidusios, pabėgusios. Labas, labas, Danutė, Dalia. Sveiki, sveiki, jungiamės, Regina. Tai ką, labai džiaugiuosi, ačiū Jums, kad Jūs rašote, kad dalyvaujate, kad stebite Facebook, YouTube, kad stebite Instagram, ar ne, TikTok ir taip toliau. Ir už visas širdutes, už visus komentarus, už visas žinutes, kurios atkeliauja mums, esu labai dėkinga, iš tikrųjų. Audronė, labas, Roberta rašo, jau dalinasi, kad juda lėtai, pasimėgaujant. Tikrai gerai, kai nereikia skubėti, ar ne?
Kristina, labas. Labas. Tai ką, dalinuosi, kaip ir praeitą kartą minėjau, ar ne, kad norėsiu pasidalinti Haja atvykusiomis naujienomis, atvykusiomis prekėmis ir aptarti, šiek tiek parodyti, kas pas mane ant stalo ir ką jūs galite sužinoti, įsigyti, galbūt kažkada, ne šiai dienai, ne šiam vakarai, galbūt prireiks artimiausių metų, ar ne, kartais iškils klausimas, kur galima rasti kažko, tai žinosite jau kur ką rasti. Taip, Regina dar dalinasi, mezga beveik kiekvieną dieną, va ir dabar mezga. Sveiki, sveiki, dar besijungiantis, Nadė jungiasi. Ir Laura dalinasi mezgu megztinį, o į tarpus prie kavos kojinės. Šiuo metu labiau mezgasi kojinės. Megztinis ne mano spalvos, tai juda lėtai. Na va, ir toksai, ar ne, norisi megzti iš tokių malonių spalvų, tada greičiau mezginys mezgasi. Aha, ir Laura šiuo metu su kojine. Ir Milda mezga ir neria pakaitom. Labas Edita, vakaras, labas, labas. Tai Milda, kaip pavyksta pakeisti, nes mezginys su virbalais, ar ne, ir vat kaip užeina tas noras, ar kas antrą dieną keičiate mezgimą ir nerimą, ar kas trečią, ar savaitę pamezgiau, atsibodo, kitą savaitę imu nerimą. Danutė mezga riešinės ir kojines. Va, pasirodo, šyla orai, bet kojines mezgat, ar ne? Taip, ačiū Jums, kad rašot. Mezgu dar vis ploną moherą. Taip, irgi ne iš tikrųjų. Ir mūsų pirkinių užsakymų krepšeliuose vis matom moherijos siūlus. Nesvarbu, kad šyla orai, bet moheris tai yra, netgi sakyčiau, drįstu teikti, kad jau ir vasaros siūlas. Ir tinkamas vasariškams mezginiams. Mezga Galina kardiganą bukle, pilkos gražios spalvos. Va. Taip. Onutė, jungiatės? Gerai. Tai ką, tai sulaukėme Haja. Kas tai yra Haja? Ir šį kartą taip, parodysiu virbalus, tai yra mezgimo priemonės jūsų rankoms. Yra ir metaliniai, plieniniai virbalai, yra ir bambuko virbalai, ar ne? Šį kartą sulaukėme metalinių plieninių virbalų. Ir būtent sulaukėme jūsų prašymų labai ypatingų dydžių. Ir aš jums čia parodysiu tokių įdomybių, tikriausiai nesat laikę net rankose, kai kurie. Virbalai labai labai ploni. Ir turėjome iš ankstinių užsakymų, merginos buvo užsiprašysios parvežti vienetuko numeris, vienetas. Virbalų 0,7 čia turime. Ir taip toliau, tokių mažučių. Tai aš jums parodysiu. Tai taip, gavome 60 cm. Tai yra va tokios pakuotės. Ir dydžiai labai labai maži. Kam jie reikalingi, kaip manote? 60 cm ilgio, bet dydis yra vienetukas. Tai čia, žinokit, yra adatėlės. Adatėlės. Va taip. Net kažkaip nejauku laikyti rankose. Valas yra labai minkštas, plonytis, kaip ir virbalai. Ir čia yra vienetukas. Na, čia jau ypatingiams mezginiams. Megzti ploniems siūlams. Štai. Vienetukas. Ir dar parodysiu jums netgi dar plonesnius 0,7. Tikrai tokie įspūdingi. Įspūdingas. Bet jie ir tokie lankstus, nes matot, yra plonas, labai labai plonas plienas. Šiek tiek lankstosi. Taip, tikriausiai taip. Riešinės mezga arba mezga ta technika, kuri iš labai labai nerimo siūlų plonų. Ar ne, visokias palaidinės vasariškas galima megzti. Taip. Čia yra vienetukas. Jau čia šiek tiek storesnį, bet ir tai, žinokit, yra labai labai tokie plonyčiai 60-tukai. Va. Puikiai tinka riešinėms, taip. Jau jeigu kada prireiks, žinokite, kur jų rasti.
Ir taip pat 60 cm yra ir 1,2 dydis, tai tikrai priskiriame prie 1,25. Taip, 1,5 ir 1,75. Taip, Haya. Kuo jie ypatingi? Tai jie ypatingi yra steel. Čia yra steel, nes yra steel ir šarpai. Tai steel yra plieniniai, tiesiog jie nėra tokie aštrus, bukesni. Nors, va, tarkim, mano rankose 1,75 jisai gana aštrokas yra aštrokas. Tai šarpas būtų dar daug aštresnis. Yra 2 skirtingų modelių. Taip, Haya. Ir steel ir šarpas. Ir yra 40, 60, 80 ir 100. Tai va, tai gavom ypatingai tokių mažų, labai dydžių, megzti palaidinėms ir tokiems jau labai išskirtiniams mezginiams. Ką noriu atkreipti dėmesį, jeigu užsisakinėjate, tarkim, Haya virbalus ar ne, tai galite gauti ne tik žalią valą, galite gauti bespalvį skaidrų valą, kai kurių virbalų valai yra rožiniai, kai kurių žydros spalvos, taip kad čia jau gamintojas tiesiog ir pats pateikia informaciją, kad tiesiog šie virbalai yra siunčiami, parduodami, tiekiami, įvairių spalvų valai, tarkim, būna, ar ne, kaip ir koldūnai susidėti. Tikrai nepasėmiau dabar net koldūniukų parodyti, oi kaip gaila. Koldūniukai tai yra tokios mažos koldūno formos dėžutės, į kurias galite sudėti savo mezgimo priedus, tarkim, visokius žymekliukus, visokias smulkmenas. Tai va irgi, arba rinkinius, tarkim, virbalų ar ne, jie atsiunčia raudonos, mėlynos. Nors galiu paprašyti raudonos, bet gali atsiųsti mėlyną spalvą, ar ne? Ir taip toliau. Tai va, valai gali būti įvairios spalvos. Jie maišo, jie nežiūri, jie neišskirsto pagal spalvas prekių. Tai va, toks pastebėjimas. Labas, matau, jungiatės. Tai ką, o aš dalinuosi toliau ir ištraukiu 0,7 dydžio virbalus. Žinot, kaip jie atrodo? Ar matosi kameroje? Žinote, valas labai plonas ir tiesiog, nežinau, labai ploni, labai plonyčiai virbalai. Aišku, jie yra tokie lankstus. Na, jau jos reikia tikrai ypatingai mėgsti, saugoti. Ir vat štai, 80-ukai čia. 0,7 dydžio virbalai. Taip, supakuoju, sudedu atgal. Labai spūdingi, įdomu paliesti. 0,7, toliau yra ir vienetukas, ir 1,5. Bet kadangi šarpų kažkaip neužsakinėjau, nes galvoju, kad jie labai stylai labai geri. Ir pateisino mano nuomonę, nes būtent steel jie gan yra aštroki. Tas galiukas gan smailas. Tai va, labai smagus virbalai. Haya. Pamenu dar senais laikais, dar anksčiau, kada turėjome pirmuosius virbalus gavę, svėriau tiesiog Haya virbalus ir lyginau su dropsu, tarkim, metaliniais, su kitais turėtais virbalais. Tai Haya virbalai metaliniai svėrė mažiausiai. Jeigu kažkurie dydžiai netgi svėrė gal tik 2 gramus, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra ypatingai lengvi rankose metaliniai. Nors jau sakom, kad bambukas lengvesnis, medis lengvesnis rankose, ar ne, ir megzti yra labai patogu, nėra svorio ir nepavargsta rankos mezgant. Bet šitie Haya tikrai yra lengvučiai. Ir aš tikiu, kad jūs mezgate, esate išbandę šios virbalus. Na, parodysiu ir trečiuką. Trečiuką turime, va, 80-ukas ar ne, trečio numerio virbalai. Yra toksai gan einamas dydis. Ir
Na va. Ir megzti megztuką galima. ,12,5 cm ilgio. Labas vakaras, Saudamos, Regina sveikinasi, sveikos. Taip, Daina, gal žaisliukus mezga. Tai tikriausiai reikia turėti atitinkamus labai plonus siūlus. Tai čia tokie jau siuvimo siūlai, tarkim, ar ne, kažkoks šilkas, galbūt kažkokia medvilnė, labai ypatingi ploni siūlai, kad megsiu tokiais virbalais. Tai vat jūsų prašymų pas mus galite įsigyti labai ypatingo plonumo haja virbalus. Ir 0,7, ir vienetukas, ir antrukas, ir taip toliau. Tai va, na ir ką, dar dalinuosi gautais mezginio akių žymekliukais. Jie, kai mes gaunam, jie labai greit išperkami, nes jie simbolizuoja siūlų kamoliukus, tai yra siūlų kamoliukai ir yra labai gražių spalvų. Ir ciklameno, ir ryški mėlyna. Siūlų kamoliukai, va tokie, ar ne? Ir yra pakuotėje 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienetai. Galite, va 6 vienetai, ar ne? Ir tokie iš virvelių pagaminti siūlų kamoliukai. Ir yra lengvi, netarška kaip kokie metaliukai. Va. Haja firmos. Jau yra sukelta į mūsų elektroninę parduotuvę, kam įdomu užsukit. Pasižiūrėkit. Ir mėtinės spalvos siūlų kamoliukų žymeklis. O kam žymekliai reikalingi? Reikalingi visoms mezgėjoms ir nėrėjoms. Taip? Be jų tiesiog neįmanoma išsiversti kartais. Tai ką, taip pat sulaukėme adatėlių. Adatėlės taip pat atkeliauja įvairiausių spalvų. Taip, tai parodysiu. Yra Lietuvos vėliavos spalvos, nežinau kaip čia jiems susiklostė, pagaminti raudoną, žalią ir geltoną adatos mezginių susiuvimui. Mezginių detalių susiuvimui ir yra violetinė, geltona ir mėlyna. Taip, tai parodau iš arčiau. Adatos yra šitos superinės. Ir kaip nekeista, jos, na ne tik man, su kuo bendrauju, taip mėgsta jos su kojelėm išeiti, iškeliauti, pradingti. Tai tikrai jos, žiūrėk, mėlynos jau nebėra, žiūrėk, jau geltonos nebėra. Matot, adatos yra, čia dabar reikėtų pamatuoti su centimetru. Kiek, vat, matot, yra ilgio ir yra gan labai didelė skylutė vilnoms siūlams. Be problemų praversite vilnonius siūlus. Adatos ilgis yra 7 cm, vat pamatavau, 7 cm. Ir lenktas galas, ką tai reiškia, kad labai patogu užkabinti, siuvant mezginio detalės, užkabinti, pataikyti į akį, kai reikia susiūti. Na, o čia žalia, geltona, raudona, tai mes jau tas spalvas išskyrėme atskirai, kas nori lietuviškų spalvų, tai gali užsisakyti lietuviškas adatas, kas nori kitos spalvos, galit kitos spalvos užsakyti. Na, va. Tokios adatėlės. Kiek gaunam, tiek visada išsiparduodam, nes tai labai populiari prekė, labai lengvos jos adatos. Na ką, o čia yra čiuptukai. Kaip čia dabar pavadinsim? Lietuviškai gražiai čiuptukai su rakteliu. Ką jie daro, kam jie reikalingi? Tai pasipildėme čiuptukais. Reikalingi tiem, kas vadų maišelį ar ne. Čia yra raktelis. Čia yra reikalingi tiem, kas mezga prisukamais virbalais. Ir nebūtinai haja virbalais. Šitos prekės jums bus naudingos mezgant su čiagų virbalais, mezgant su prisukamais kitos firmos, Knit-Pro, bet kokiais ar ne, metaliniais, galbūt mediniais kažkokiais virbalais. Čiuptuko pagalba jūs labai, siknitams gal man nereikia, bet tarkim pademonstruosiu. Tarkim, vat ar ne,
pridedat ir atsukat. Ir labai lengvai ir greitai atsisukat. Na ir prisukti galite lygiai taip pat. Jeigu rankos slysta, prisukot, čiuptukas. Štai toksai. Toks aksesuaras, kuris tikrai gali būti jums naudingas. Su rakteliu. Padeda užveržti, atveršti, prisukti, atsukti virbalus prisukamus. Irgi yra visokiausių spalvų. Ir salotinė, ir rožinė spalva, ir violetinė spalva. Visokiausių. Na ir ką mes dar sulaukėme. Norintiems išbandyti tikrai puikius virbalus, plieno virbalus prisukamus, turime 2 rinkinukus. Tai yra tikrai tokie rinkinukai, vienas sharp, aštrių galiukų, o kitas yra steel. Tiesiog už apvalintų neaštrus galiukai. Tai atrodo tokie rinkinukai 2. Ir kuo jie skiriasi? Jie panašus tuo, nes jų yra sudėtis ta pati, prisukami virbalai yra 12,5 cm. Ir yra nuo 275 iki 5 numerio. Fantastinis tas intervalas virbalų nuo 275 iki 5. Tikrai įnamiausi virbalai. 4 valai. Aišku, labai gražus įdėklas. Tuo aš jums parodysiu. Labai prabangus dėklas. Labai gražus, toksai rytiečių motyvais, ar ne, lyg blizgantis. Ir va toks sagtukas, atsisegam. Taip, ką mes čia turime? Ir va reikia taip atsekti. Ir va štai jūsų laukiantis virbalai, jūs ranko. Tai va, prisukami, ar ne? Standartinio dydžio virbalai. Mano rankoje, tuoj pažiūriu, yra sharp. Tai yra smailesni, aštresni nei steel. Ir taip pat kišenėlėje galima susidėti ir savo žymeklius, kokius turite, daugiau visko, ką mes čia turime. Tai va, čiuptukas su rakteliu, ar ne, apie kurį kalbėjau, rodžiau. Taip, o dar kitoje pusėje yra kišenėlė, čia turėtų būti valai. Taip, čia yra valai, va štai. Ir valai, tarkim, dabar prisiminiau, papasakosiu, laukiu kartais skambučių. Merginos skambina, klausia, jūs nuotraukoje rodote, arba mačiau pas draugę, kitokios spalvos valus tuose rinkiniuose, ką jūs čia man sako atsiuntėte ir taip toliau. Tai dar kartą pakartosiu, kad rinkiniuose esantis valai gali būti bet kokios spalvos. Gamintojas tikrai įdeda rožinės spalvos, įdeda bet kokios spalvos valus. Čia yra taip valai 80, 60, 40 ir 60. Valas labai minkštas. Toks standartinis rinkinukas. Va, čia yra 40. Štai. Ir aišku, jie yra rotaciniai. Jau netgi kitokių net neįsivaizduoju. Tikrai rekomenduoju įsigyti, mėgsti patogiais rotaciniais valais savo mezginius. Tai ką, čia yra sharpas, ar ne? Ir dabar parodysiu Steel Premium Small. Irgi toks pat kompaktiškas. Haja rinkinukas. Toks lyg šilkinis dėklas. Lygiai toks pat. Ir čia taip. Bus įdomu patikrinti. Tarkim, imu patį didžiausią dydį. Išgraviruoti dydžiai yra ant virbalų, tai yra 5 dydis. Imu dabar, ar ne, Steel ir palyginsiu su sharpais. Tas pats dydis ir dabar galvoju, kad tik jums matytųsi. Na va, tarkim, ar ne? Tai čia, matot, yra jau bukesni. Čia yra stylas, čia yra šarpas, aštresni. Jie labai greičiau taip nusmailėja.
nedaug kas skiriasi, bet mezgant tikrai jaučiasi tas skirtumas. Tai va, jeigu turite kokių klausimų, rašykit, klauskite, parodysiu iš arčiau kažkokius dydžius virbalų, arba apie haja, jeigu turit kokių klausimų, tikrai atsakysiu juos. Tai ką, tai gavom ir daugiau prekių, bet apie jas parodysiu kitą kartą. Na, o šiandien norėjau parodyti tai, kuo užsiemu paskutiniu metu. Galbūt tai jūs įkvėps arba įkvėps sukurti panašų mezginį, nėrinį, arba įkvėps kitokiems nėriniams, kitokiems darbams. Tai ką, tie kvadratėliai. Na, iš tikrųjų, buvau parodoje, ar ne, kaip visi žinote, tai kad labai būtų madingi tie kvadratėliai, negalėčiau sakyti, nes dalinausi su jumis madų šou, ar ne. Ten vien mezginiai buvo, nebuvo nėrinių ir jokių kvadratėlių nebuvo. Bet teko tikrai pamatyti nertas rankines iš kvadratėlių įvairių spalvų. Na, o paskutiniuose žurnaluose, tarkim prancūzų, tie kvadratėliai tikrai yra madingi ir tikrai galit nerti, pasižiūrėti, kažką nusinerti gražaus. Tai kas čia pas mane tie per kvadratėliai? Na tai ką, užkliuvo už akių modeliukas ir pamaniau galbūt pabandyt nusinerti kažkokią tuniką, o galbūt jeigu aš dažnai netenku kantrybės, kaip yra su kantrybė jums? Sveiki, sveiki, matau, kad dar jungiatės. Sveiki, kaip jūs, ar kantriai tos kvadratėlius nunerėt? Nežinot, aš jau čia nunėriau ir galvoju, kur čia pabaiga ir nesulaukiu pabaigos. O sukneliai, tai vau, kiek tų kvadratėlių reikia. Ir pagalvojau, jeigu jau man pritrūks tos kantrybės, aš nedarysiu suknelės tunikos, aš paliksiu švarkelį kokiom 3/4 rankovytėm. Na, tikiuosi, kad bent jau iki šito nėrinio man pavyks įgyvendinti tai, kas yra suplanuota. Tai sulaukiau klausimų, prašymų pasidalinti šitą schemą. Tai tiesiog dalintis negaliu, nes šita schema yra šitame Fildaro 238 žurnale. Jeigu tikrai sužavėjo tų kvadratėlių, žinot, kiek yra įvairiausių modelių. Paprasčiausias, ar ne? Iš ratuko mezgamas su užmetimu. Galite 3 stulpelius užmetimų, galite 4 daryti, ar ne? Ir nerti įvairiai. Na, čia pas mane yra toks lygelytė ir nėra jis retas. Ir aš manau, kad labai gražiai prisidengs visos vietos. Sakau, kad tik kantrybės užtektų. Tai ką, darbas vyksta ir siūlai yra labai minkšta, merserizuota medvilnė, labai džiaugiuosi. Tikrai nešiosis puikiai, nes ji laiko formą, yra tvirta, bet ji labai labai minkšta. Ir kaip šnekėjom, Ginta prisiminė senuosius iriso siūlus, jeigu kažkas nėrėt iš senų laikų, tai sako, labai man primena šie siūlai irisus. Tokie labai labai minkšti. Prinėriau daug, bet pabaigos dar nėra. Net vidurio nėra. Tai ką, parodau Perle 5 siūlai. Iš jų tikrai galite nerti įvairiausius kvadratėlius, įvairiausius modelius, tarkim, ar ne kvadratėlių. Ir tokį. Nuostabi žydra spalva. Perle 5, atkreipkite dėmesį. Mėtinė spalva, tokios vasariškos gaivios spalvos. Norit juodos? Prašau. Ir būtent dabar rodau spalvas ir noriu su jumis pasidalinti iš arčiau, tarkim, šitų siūlų modeliukais, ar ne, jums, jūsų, tarkim, įkvėpimui. Ta pati suknelė, bet tik skirtingų spalvų, ar ne? Kaip tos posakis yra, tai tarkim, ir geltona spalva, ir tokia oranžinė spalva graži ir mėlyna. Tai jūs galite pasirinkti,
Kolekcija yra nuostabi. Oi, čia kokia graži dėžutė. Va štai, kokia graži dėžutė nėrinių. Galbūt kolekcija nėra 100 atspalvių, bet ir gerai, nes jau virš 50 jau pradeda pirkėjos mezgėjos painiotis, nebeišsirenka spalvos, kuri gražesnė, ar geltona, ar geltonesnė ir taip toliau. Tai va, šios spalvos yra tobulos ir geltona ryški, ir baltos yra, ir tokia smėlinė, kreidos spalva, ir rožinės, kas nori tos baby pink ar ne, yra rožinė, yra ciklamenas, yra sendinta rožė, tikrai daugam patinka sendinta rožė, alyvinė spalva, visos madingos spalvos, vasariškos, gaivios, puošnios, vat, ir žalios, ir elektrinės. Nu, pasakiškos spalvos, nerti, tarkim, ar ne, kvadratėlius. Galite šitų siūlų ne tik nerti, galite šitų siūlų ir megzti virbalais. Mezgant virbalais, tiesiog patarimas nemegzti ratu reglanu, kad neskersuotų medvilnė. Bet galit pridėti, jeigu norit purumo, minkštumo, gaivumo, moherį. Irgi turi nuostabių spalvų atspalvių ir medvilniai moheris suteikia to purumo, minkštumo, tos prabangos. Nuostabus reiškia mezginiai. Čia žydra spalva. Va, su tais pačiais drapsiukais tinka. Labai gražiai, ar ne? Žydra. Žydra tokia vandenynų spalva. Ir jo, rodžiau mėlyną. Oi, mėlyna jūreiviška. Labai graži. Jinai tikrai neblunka, nes yra merserizuota, tvirta ir nesitampanti, juoda ir dar haki. Haki labai graži spalva. Tikrai tokia labai graži. Gamtos spalva. Tobulos spalvos Mildai patinka ir Gintai patinka. Koks grožis, Regina. Tai tikrai kviečiu atkreipti dėmesį šios siūlus ir tikrai pasidalinsiu su jumis, būtent ką man pavyks nunerti. Ir neriant tokius kvadratėlius yra dar vienas iššūkis. Kas nesat nėrę ar ne, tarkim, tai iššūkis yra juos sujungti. Na, nunerti juos yra vienas reikalas, iššūkis kantrybės. Raštą jau mintinai gali mokėti, prinerti tokių daug ar ne 100 kvadratėlių, bet iššūkis yra juos sujungti. Tai labai lengvas būdas, aš jį jums dabar ir parodysiu. Štai, bambuko vašelis. Galite imti bet kokį vašelį, kokį turite, koks jums patogus. Ir va taip, užkabinant vieną už vienos pusės kvadratėlį, kitą iš kitos pusės. Taip ir labai gražiai susineria. Ir nėra jokių kitokių atsikišimų, gumbelių, ar ne? Labai labai lygiai. Kaip mezginys gaunasi lygus. Svarbiausia yra nunerti, nesuklysti akių skaičių, kad stulpeliai būtų kvadratėlyje vienodas skaičius, ar ne? Ir tada labai puikiai vat susijungia. Taip. Tai štai. Ir iš vienos pusės, vat, iš kitos į akytę užkabinam ir ištraukiam per 3 akis. Vašelis nuostabus, super, rekomenduoju. Apie vašelius netrukus pakalbėsim. Tai ką, tai va štai. Čia yra sujungti 2 kvadratėliai, ar ne? Ir mano visas, tarkim, planuojamas švarkelis bus sujungtas tokiu būdu. Tai rekomenduoju ir jums išbandyti. Ir blogojoje pusėje nėra jokių, va viskas lygiai, kaip kad megzta būtų, viskas lygiai, gražiai. Ir geroji pusė. Tai štai, na ką, sakau, labai labai norisi sulaukti pabaigos, tikiuosi man pavyks. Taip, jeigu jūs nerete iš perlės siūlų, dalinkitės,
įdomu sužinoti jūsų atsiliepimus, nes žinau iš tikrųjų, kad netgi laukia, kada pabaigs mezgėjo savo senos darbus ir tikrai įsigys perlę. Ir dar va tokį praeitą kartą rodžiau, ar ne, tai kvadratėlį galite nerti iš bet kurių siūlų damai esančių siūlų, medvilnės siūlų. Iš bet kurių, išskyrus faktūrinius. Tai aišku, galbūt Fildar, Splendor, kurie yra faktūriniai su blizgučiais, nelygi ta gyja, ar ne, yra sustorėjimai, suplonėjimai. Na, iš jų iš tikrųjų labai ploni siūlai. Galbūt būtų sudėtingiau, bet irgi galbūt įmanoma, čia būtų labai didelis iššūkis, manyčiau, išnerti. Na, arba iš tokių galbūt irgi, galbūt kažkas susigundys, galbūt sugalvos iš faktūrinių. Kitoks vaizdas, kitoks rezultatas, kitoks nėrinys. Na, o visa kita medvilnė, tarkim, va šis, ar ne, pavyzdėlis yra nertas iš Fildar Cotton 3 merserizuotos medvilnės, kuri prisotinta alijošiumi. Galite nerti iš safran, iš muskat ir netgi iš drops peris, ar ne? Tik tais Paryžiaus spalvos, ar ne, kaip praeitą kartą dalinausi, yra nemerserizuotos matinių spalvų, bet tačiau medvilnė stora. Tai kokius siūlus pasirinksite, kokį vašelį pasirinksite, tokį rezultatą ir turėsite. Norite labai storos medvilnės, storo nėrinio kvadrato, tarkim, ar ne storesnio, renkate storesnis. Tai ką, ir taip pat noriu pasidalinti, čia neturiu pavyzdėlio, tačiau galit nusinerti labai įdomų kvadratėlį, kuris bus iš dviejų spalvų. Vienas trikampėlis viena spalva, kitas trikampėlis kita spalva. Video yra YouTube kanale, tikrai rasite. Sveiki, siūlų damos pamoka, močiutės kvadratai naujai. Ką galim nusinerti? Štai kokią gražią tuniką, suknelę galima nusinerti, taip pat ir namų interjerus, aksesuarus. Vasarai labai labai gražu. Štai naudojami medvilnės siūlai, gali būti bet kokio storumo iš tikrųjų, ir plonesni, ir storesni. Neriamas kvadratas iš dviejų kamuoliukų, dviejų spalvų. Na ir pamoka prasideda. Gero žiūrėjimo, geros pamokos. Tai va, būtent dvispalvį kvadratėlį iš dviejų spalvų, kurias jūs galite pasirinkti patys ar ne, galite nunerti, ir visas video tiksliai, kaip tai padaryti, yra YouTube kanale, Siūlų damos kanale. Taip, tai pasidalinau, ar ne, medvilnės siūlais. Na ir ką, ir matau pats laikas netempti į naktį ir pakalbėti apie vašelius. Specialiai uždaviau tokį klausimą. Kas jums yra tobulas vašelis? Pasidalinkit, parašykit, mielosios mezgėjos, nerėjos, stebinčios. Taip, kas tau yra tas tobulas vašelis? Kuris jis? Labai įdomu sužinoti. Per tiek metų darbo tenka išgirsti įvairių atsakymų, tai pasidalinkit. Įdomu bus pamatyti jūsų atsakymus. Aš čia pasidėjau, žinokit, nuo iki ir visus jums parodysiu. Ir galėsite išsirinkti, pažiūrėti, pamatyti skirtumus. Tai pasidalinkit. Nerete tikrai, koks vašelis yra tavo tobulybė. Su kokiu vašeliu neret visą laiką. Arba apie kurį svajojat galbūt įsigyti. Tai ką, pradėsiu nuo, kol jūs rašote, nematau atsakymų, pradėsiu nuo drops vašelių. Kaina yra tikrai nedidelė, jie yra labai populiarūs. Tai štai, jie tokioje pakuotėje. Ir ypatingai dydžių pasirinkimas yra geras. Nuo 2 numerio iki super storo, didelio, netgi 10 yra pas mane ant stalo.
kažkam jis reikalingas, ogi ir švirvelių tenka nerti, ar ne? Ir kilimus kažkokius nerti. Tarkim, jeigu jūs imsite medvilnę penkiom gijom nerti, irgi prireikti gali tikrai nemažą vašelio. Tai štai, ar ne, drops vašeliai. Tikrai įspūdingas dydžių pasirinkimas yra. Tik jie neturi ketvirčių numerių, tarkim 225, kam reikia, ar ne? 375, pas juos nėra. Pas juos, kaip ir virbalai, yra 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ir į ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis vašelį. Dabar išimsiu vieną išpakuotę. Tarkim, drops vašelis su rankenėlė. Vieni be rankenėlių yra, kiti su rankenėlė. Visus aprodysiu. Taip, matau, jau rašote. Natali tulipai yra tobulos vašelis. Sandrai tobulos vašelis yra tas, kurio galvutė smaila. Prašau, Ingridai 2,5 ir 3 numerio. Tiesiog numeris yra tobulas, ar ne? Aha, Sandrai tobulos, kurio rankenėlė yra patogi. Sveika, Stanislava. Labas vakaras, matau, dabar prisijungėt. Regina tulip raudonas. Rašykit, kas yra tobulas vašelis? Nes kitą kartą paklausiau, kas yra jums tobuli virbalai. Ir tikrai matau ir Facebooko grupėse, ir forumuose, ar ne, merginos klausia. Na, mesgėjos patarkit, noriu pradėti megzti, noriu nerti. Tai kokius man įrankius įsigyti tos tobulus? Nu, patarkit. Vienas pradeda rašyti, siūlyti vienas, ar ne, kitos rašo apie kitus, trečias apie trečius, ketvirtas apie ketvirtus ir taip toliau. Kol, nu, žodžiu, ir žmogus netgi dar daugiau pasimeta ir taip toliau. Tai mano manimu, vat, Marsa rašo, tobulas vašelis yra tas, kurio iš rankų nesinori paleisti, vos pradedi nerti. Ir žinot, aš noriu tiesiog atkreipti dėmesį, kad tobuli įrankiai mezgėjams, nėrėjams yra ne tulip, ne drops vašelis, ne signet vašelis, bet tobulas yra tas, kuris yra jums asmeniškai individualiai patogus rankoje. Ir į ką noriu atkreipti dėmesį, tarkim, tiesa dar nepasidalinau. Na va, ir taip, ir nebepasidalinsiu. Gerai. Kvadratėlių video, vašelio sandara, tarkim, iš ko vašelis ar ne susideda, į ką reikia atkreipti dėmesį. Galvutė, ji būna skirtingų formų ir aš jums parodysiu tikrai vat, skirtingų firmų, kaip skiriasi tas pats dydis vašelio, kaip skiriasi galvutės. Vienas mailios, kitos apvalesnės ir taip toliau. Darbinis plotas. Darbinis plotas yra vienų yra trumpesnis, o kitų yra ilgesnis. Vašelio laikymo zona yra svarbi. Rankenėlė pas vienų ar ne, kaip minėjau, yra, pas kitų nėra rankenėlės. Plokščia, apvali rankenėlė būna skirtingi. Ir pats jau rankenėlė ar ne, pats galiukas ir vašelio ilgis. Vieni vašeliai 12, 13, 14 cm ir taip toliau. Bet prieisim ir iki kokio ilgio vašelio. Ar ne? Tai vat, kiekvienas vašelis yra unikalus savo savybėmis ir tai turi įtakos jo patogumui ir funkcionalumui. Tai vat norėjau tikrai pasidalinti šią informaciją. Ir tarkim, dar aš apie juos nekalbėjau, apie tulip, etimojų ir kloverius. Amor ar ne, bet tarkim, čia yra paimtas 1,75 vašelis ir jūsų įdomumui pažiūrėkit, kaip jie skiriasi, tas pats dydis. Ir jeigu vat, jūs norėsit išsirinkti, tai atkreipkite dėmesį, kad žalias tai yra Clover Amor, ar ne, jis yra trumpesnis šiek tiek ir pats trumpesnis ir darbinė dalis metalinė yra trumpesnė ir rankenėlė. O Tulip Rose yra ilgesnis ir vat skiriasi, ar ne? Taip. Tai vat tokios įdomybės. Na ir čia dar noriu parodyti, tai irgi įdomybė tokia, aš nežinau, man patinka tokie sulyginimai, man labai įdomu ir pačiai vat ir kurti, ir stebėti.
Žiūrėkit, čia yra vašeliai skirtingų firmų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skirtingų firmų vašeliai, kurie yra mūsų parduotuvėje, ar ne? Ir pažiūrėkit visų pirma, kaip skiriasi galvutės forma, ar ne? Smailumas. Žiūrėkit, Siknit bambų, aš įsivaizduoju ir matau, čia yra patys smailiausi. Taip? Taip. Ir darbinės dalies, tarkim, metalo zona iki rankenėlės irgi yra skirtinga. Tarkim, dropsų ir kloverių amor paskutinių violetinių yra ilgiausia, ar ne? Ir jūs galit jau visokius raštus galbūt lengviau išnerti, ar ne? Ir vat tokios įdomybės. Taip. Ir kur dar? Ir dar vat noriu parodyti vašelių ilgis pagal. Čia matot, kiek yra, čia dar daugiau yra mūsų turimų vašelių. Kažkada klausiau jūs ir dariau konkursą. Ar atspėsite, išvardinkit va visus vašelius. Ar pavyktų išvardinti? Va čia būtų irgi jums iššūkis. Tai dabar tiesiog tai paminėsiu, kad pirmas yra Zing vašelis. Matot, jis nėra trumpas, jis yra tiesiog metalinis vašelis, vaivorykštės spalvos, labai gražus, patogus. Antras yra Knit Pro su rankenėle. Trečias yra Rico, labai pigus, rankenėlė plastmasinė, kas nenori jau ten prabangos ir išskirtinumo, tiesiog šiaip panerti tinka labai. Toliau yra Cloveris, geltonas. Matot, koks jis yra trumputis? Mano favoritas ne jis, bet čia tikrai noriu paneigti mitus, kai pradeda kalbėti. Pirk Clover, jis pats man geriausias ir taip toliau. Tai galbūt tai nėra teisybė, nes aš sakau, kad kiekvienai rankai, jeigu jūsų ranka yra delnas, tarkim, stambesnis, plonesnis, irgi dar turi įtakos jūsų laikymui, ar ne? Ir toliau po Cloverio geltono 1, 2, 3, 4, 5 yra Drops vašelis. 6 yra Tulip Rose rožinės rankenėlė, matot, ilgesnė. Paskui yra Amor Cloveris, raudonas, tai yra Tulip Red, toks vidutinio ilgio, ar ne? Ir plokščia rankenėlė Cheogu su bambuko rankenėle. 3 nuo galo yra Siknitų bambuko rankenėlė. 2 nuo galo yra irgi Siknitų su bambuko rankenėlė ir bambuko galiuku. Darbinę zoną. Ir paskutinis yra Dropsų medinis, tiesiog medinis vašelis. Tai vat kokie jie visi skirtingi. Tai norėjau labai pasidalinti su jumis šiom nuotraukom ir šią informaciją. Tai ką, ir paskaitysiu dabar, ką jūs dalinatės, koks vašelis, tarkim, yra jums patogus. Irma rašo, Tulip Red keičiu į Clover, Clover į Tulip. Na va, jūs vis keičiat, ar ne, vis bandot atrasti tą patį patogiausią. Labai svarbu, kokius siūlus renkatės, ar ne? Taip pat nuo siūlų pasirinkimo, siūlų pluošto vašelį irgi reikia pritaikyti, kad būtų jau labai smagu nerti. Stanislava, patogus. Tai koks jums patogus, neparašėt? O iš ženklų Vilnai Priim ergonomika Ingrida renkasi, bet dažniausiai neria iš Tulip Red. Milda, šiuo metu Clover Soft Touch. 2 numeriukas. Neriat ar ne? Marytė, parašykit Marytė, koks jums patogus yra. Ar su rankenėlė, ar be rankenėlės. Tiesiog paprastas metalinis senoviškas vašelis. Tikrai yra neriančių iš tokių. Su tokiais vašeliais Virginija Siknit bambų pats pačiausias. Virginija, jūs išbandėt? Aš kažkaip netikėjau, aš labai žiūrėjau taip įtartinai į tą bambuką Siknito. Egilija, labas vakaras. Tai ką, tai Drops vašelis yra štai toks. Skiriasi spalvos pagal dydžius. Dažnai sulaukiam prašymų, man atsiųskit 2,5 numerio, bet rožinę rankenėlę, kad būtų. Tai mes to negalim padaryti, nes kiekvienas dydis yra pagamintas tik su tam tikra spalva. Taip, ir rodžiau 10, ar ne? Nuo 2 iki 10. Taip, jau minėjau, kad jie yra, dabar tas vašelis, išsikalbėjau ir kažkur jau pasidėjau, net neberandu.
Tai va, kaip ir rodžiau, jų ilgis yra tikrai nei per trumpas, nei per ilgas, tarkim, ar ne, drops vašelis yra toks, standartinis. Rankenėlė, jie rašo, kad yra minkšta, bet yra ne minkšta. Kaip ir Knit Pro, jie rašo ergonomiška minkšta rankenėlė, bet nėra jinai minkšta. Jin tiesiog yra ergonomiškai pagaminta, kad būtų labai minkštas tas laikymas, galbūt ir nerimas, ar ne, tarp pirštų. Tuoj pamatuosiu. Drops vašelis yra 13 cm. Standartinis. Galvutė yra patogi, tinka nerti bet kokius siūlus, aš taip sakyčiau. Taip, toliau. Zingai. Zingų. Kas yra zingai? Zingai yra tokie pat metaliniai vašeliai. Jų pakuotės naujos yra tokios, plastikinėje, popierinėje pakuotėje. Ir štai, pas mane yra, laikau aš antrą numerį vašelio. Tai čia yra metalinis paprastas vašelis ir tarkim pridėjus zingą, tai zingas jis vis tiek yra aukščiausias, kaip rodžiau praeitoje nuotraukoje, tai vienas iš aukščiausių, kur ten visus vašelius sudėjau, tai atsisuksit, pasižiūrėsit, galbūt gal ir istoriją kelsiu po laidos, tai žodžiu, ir kabliukas yra sidabro spalvos ir galiukas sidabro, tai reiškia, matot, spalva eina ne per visą vašelį, o paprasti metaliniai pas mus eina visas, tarkim, nudažytas, visa spalva. Zingai yra tikrai labai populiarūs. Jie yra tiesiog paprasti metaliniai vašeliai. Neturi jokios rankenėlės ergonomiškos. Matot, pasiėmiau į delną ir neriu. Taip, čia kas mėgsta ir taip gali kabinti. Kaina jų yra tikrai labai draugiška. Ir rašo Jurgita, zingai labai patogus yra. O, Ingrida pasidalino, kad zingai nepatogus vašeliai, ar ne? Ingrida, tai visada, kaip sakot, ką reiškia nepatogu, man visada norisi iš jūsų išgauti, o kodėl nepatogus? Galbūt laikymas, kažkaip laikot kitaip, galbūt nėrėt su kažkokiais tam tikrais pluoštais siūlų ar kažkokį raštą, kodėl jums buvo nepatogus? Gal jums patogus reiškia, kai yra ta ergonominė rankenėlė, ar ne? Tai pasidalinkit būtent kokį jūs ten nėrinį nėrėt. Ir Natalija rašo, zingiukai yra irgi smagus, tik pirštai pradeda skaudėti po ilgesnio nėrimo. Pabandykite tuomet juos pakeisti ar kažkokiam kitam nėriniui, kai reikės kažkokio kito dydžio su rankenėlė įsigyti. Aš apie juos jums parodysiu ir dabar jau rodau. Kokie yra Clover Soft Touch. Jau atsimenu, prieš kokius 8 metus šiaulietės prašė. Norim Cloverių Šiauliuose ar prieš 9, dabar nepamenu tiksliai, tikrai atleiskite, jeigu tikrai neteisingai, apytiksliai sakau, tikrai norim Cloverių. Suludama, veškit Cloverius ir taip toliau, tai jie tikrai tokie yra populiarūs ir jie nėra ilgi. Dabar pamatuosiu ilgi, gerai? Tai pasakysiu ilgi. Tarkim, pas mano rankose yra irgi 13 cm. Ir čia yra 0,60. 0,6. Labai plonas vašelis. Labai. Ir visi tie ploni, ypač ploni vašelių numeriai turi metalinės galvutes. Užsidėjau ar ne, ir kaip gerai, ir vašelis nenulūš, jis yra apsaugotas ir niekas nesusižeis ir nerėja, nesusižeis. Kažkur ranka, kai giliai kažkur ar ne, norės paimti vašelį paskubomis, kažkur ieškos savo mezginių krepšį ir nesusižeis. Tarkim, ar ne, yra kamštelis. O dydžiai irgi jų visokių yra, pakuotė atrodo taip. Matot, galiukas yra geltonos spalvos ir kuo jisai ypatingas, čia yra antras numeris ir Clover yra plokščia rankenėlė.
neapvali, kitur būna tokia pusiau apvali, pusiau plokščia. O čia yra plokščia rankenėlė. Kloveris ir turi čia tokį tamsėjimą, vat jisai pasiema į ranką ar ne, prilaiko ir patogiai, labai lengvas ir patogiai galima nerti. Nors ir dropsai labai lengvi, tarkim, pas mane dropsai 2,50 ir Clover Soft Touch antrukas. Ir jie yra vienodo svorio. Taip, nes tai yra labai svarbu rankose laikyti, noriu kuo lengviau, ar ne, kad nereikėtų, kad nevargtų sąnariai mūsų. Dabar dar Cloveriai turi dar vieną kolekciją vašelių. Clover Amor. Tai yra va tokios pakuotės. Ir jų taip pat dydžiai yra su skirtingų spalvų rankenėlių. Turi skirtingas spalvas. Na va štai. Ir mažiukai dydžiai vienetukas mano rankose, nu jau labai mažiukas toksai vašelis, jų va tokia dalis darbinė nėra labai ilga, jeigu sulyginsiu, tai matote ar ne, nėra ilga vienetukas ir irgi yra metalinė, užsideda metalinis kamštelis saugumui. Na, šios Clover Amor rankenėlės yra iš vienos pusės, vat, iš darbinės dalies, kur vašelio galiukas yra plokščia, o čia yra toksai vat, užapvalinimas. Nu, va tokia forma yra. Ir pasiemi ir neri. Jie yra tikrai vieni iš patogiausių bandytų. Taip, toliau. Tulip Red. Vašeliai Red. Jūsų favoritai. Laukiame jų papildymo. Iššluoti. Lentyna iššluota. Laukiam jų papildymo. Po 3 gal 4 dienų pasipildysim dydžiais. Jie ypatingi, gamintojas teigia, kad raudona spalva, būtent metalo, ne tai, kad plieninė. Nors drops irgi, matot, jin blizgesnė yra, ar ne? Tai reiškia, raudona spalva yra matinė, neatspindi metalo šviesos. Jeigu aš neriu, man neblizga niekas į akis, nepavargsta akis. Šiek tiek panėrus mėgėjiškai, jūs to nepajusite. To tokio didelio skirtumo. Bet jeigu jūs tikrai daug sukneles nersite, kažkokius nėrinius, nuo ryto iki vakaro nerite su tam tikrom poilsio minutėm ar ne, tai jūs tikrai pajusite, tai yra svarbi detalė, tai vat noriu atkreipti dėmesį. Va, nors Clover Amor yra sidabrinis, bet žinokit, jis yra matinis, neblizga. Matinis taip pat. Dropsai galbūt blizgiausi tokie, ar ne, zingai labai blizgus. Tai ką, ir vat štai yra tokia rankenėlė, įdomi, čia tokia kuprelė, nykštys čia pasideda ar ne, jisai užsifiksuoja toj vietoj ir galima nerti. Kuo skiriasi nuo redas, raudonas nuo rožinio, rose, man pačiai panėrus skirtumas pasijuto, nes būtent raudono čia yra ilgesnė dalis, ir man neriantis pasirodė toks ilgokas ir kažkaip užkabinti reikėjo. Nu, bet čia yra, sakau, labai individualūs dalykai. Ir tobulą vašelį išsirinkti gali tikrai ne draugė, ne kaimynė, ne geriausia mezgėja. Tobulą vašelį gali išsirinkti tik tais jūs, vienintelė, ta, kuri norit nerti, kuri turit siūlus pasiruošusi nerti. Tai va, tai čia yra rauzas. Labai patogus, man patinka jis. Sakau, tikrai nėriau su įvairiais pabandymui. Rauzas labai smagus. Metalas yra matinis, nėra labai, kad atspindėtų tą šviesą, ar ne. Ir rožinė rankenėlė. Ir kuo skiriasi, tarkim, jeigu ilgį sudėti, tai vat, kaip ir minėjau, matot, būtent ta darbinė dalis raudono vašelio yra ilgesnė. Tai vat. Čia rožinių galiu nerti, čia raudonų galiu nerti. Na? Oi, kiek čia tų visokių priemonių. Tai rauzai,
taip pat turi labai labai mažus dydžius. Šiek tiek šviesesnė rankenėlė. Modelis tas pats, ar pirksite didelio numerio, tarkim 3, 4, ar pirksite 0,4. Tai va, tai jūs įsivaizduokit. Esat kada nėrę su 0,4 dydžio vąšeliu. Galvutė mikroskopinė. Nežinau, nesimatys tikrai. Nesimatys, žinokit. Nefokusuos. Galvutė yra mikroskopinė. Labai labai plona adatėlė. Kaip uodo. Nu, žodžiu. Tikrai įspūdinga. Ir ploni dydžiai taip pat turi skaidrų kamštuką. Apsaugoti. Žodžiu, tikrai labai patogus vąšeliai. Tulip japoniški. Kloveriai irgi japoniški. Tai ir ką, ir priėjom prie bambuko vąšelių. Bambukas, taip, parodysiu. Tai dabar apie čiaugų vąšelius. Mėgstat jūs juos, tos bambuko vąšelius. Na ir dabar nerandu. Ai, va čia. Atidarysiu tokios pakuotės dar kol kas. Šiaip jie, manau, irgi pakeis į popierinės pakuotės. Na va štai, bambuko vąšelis. Lengvutis, pasaka, rankenėlė atrodo tikrai yra didelė, ar ne? Palyginus, tarkim, kad ir paėmus paprastą metalinį vąšelį, tai šitas yra lengvesnis negu šitas metalinis. Nes, bambukas, jis yra labai labai lengvas pluoštas, rankenėlė yra, matot, siaura, plokščia, čia eina storesnė dalis ir paskui eina ant galo, kaip liežuvėlis suplonėja. Jis nėra labai aukšto, ilgas, nėra labai ilgas. 13 cm, 13,5 beveik 13 cm. Mano rankose 3,75, toks standartinis ar ne dydis. Vat. Plokšte rankenėlė. Labai įdomu su plokšte rankenėlė. Labai įdomu. Na ir ką, prieinam prie siknitų. Topiniai, aš sakau, aš į šitą bambuko rankenėlę, bambuko darbinę dalis žiūrėjau labai tartinai. Galvoju, tai kaip čia dabar bus? Viskas, pabandžiau, kito nenoriu, bet čia yra labai, sakau, asmeniškai, individualu. Tiesiog dalinuosi. Labai gerai lėktuvuose keliaujant, įsimetėte rankinuką ir niekas nieko nepasakys. Ir kuo jie skiriasi būtent su metaliniu galiuku, kuo skiriasi, tuo rankenėlė identiška. Yra grioveliai ir jie, žinokit, labai masažuoja, labai patogu paimti. Rankenėlė yra apvali vienodo aukščio, ilgio. Tik tais labai skiriasi galvutės. Ir tuoj dabar pasuksiu. Galvutė būtent siknito bambuko yra labai labai smaili. Ką reiškia, kad smaili? Labai gerai pralenda pro nėrinio akis, pro patį nėrinį ir patogu nerti. Bet ir tas labai smagus. Tai va, jie yra apvalių rankenėlių. Rekomenduoju juos. Na, o kam patinka rožinė spalva, kodėl nepanėrus rožinių vąšelių? Likę iš Nepalo vąšelis, gan aukštas. Natali rašo, kad su metaliniu irgi puikiai praleidžia į lėktuvą. Gerai, puiku. Su metaliniu, ar ne? O metalinis jūsų buvo va toks metalinis, visas metalinis, ar buvo va toks metalinis? Irgi skirtumas. Plus, aišku, avialinijos skiriasi. Egilija rašo, kad neria nėrinius 0506. Tai va, mes jums turim ką pasiūlyti, jeigu norėsit kažkokį vąšelį. Žurnaliuką, kurį įsigyti. Loreta, apie kokį žurnaliuką jūs klausėte? Gal apie šį, kurį rodžiau? Tai siūludama.lt. Mūsų parduotuvėje yra spauda, toks skirelis. Tai va, rasite
238 pas mus Lūdamui. Ir beje, nėrinių tobuli modeliai yra 226 žurnale. Čia irgi yra pasakiški dalykai, pasakiški nėriniai, va visokie, ar ne, aš jau čia šiek tiek nukrypau nuo temos, bet noriu atsakyti į klausimą. Ir va, nerta suknelė su petnešėlėm, kvadratėliai, stačiakampiai, netgi ne kvadratėliai, švarkelis. Grinai galima nerti iš koton 3 siūlų, iš perlę 5 siūlų. Taip. Čia praleidau labai gražią suknelę, tuoj parodysiu. Kad tik nepraverščiau. Jūsų atostogams, jūsų vasaros vakarams, pasipuošti restoranai, tai kažkur į vakarienę, žodžiu, ar į kažkokį gimtadienį. Nupasaka, nusinerkit merginos. Taip. Yra dar vašelių iš abiejų galų. Labai praktiška, taip yra, bet mūsų gamintojai, tarkim, Dropsai ar ne, Tulipai, Lyke, negamina tokių, yra tikriausiai kitose firmose. Natali Tulip Etimo, ar ne, tai su rankenėle jūs nešatės į lėktuvą. Ar siknit su rankenėle galvutė skiriasi nuo siknit prisukamų? Oi, gerai, aš pasidėjus buvau šalia, jos norėjau irgi parodyti. Taip, yra ne tik paprastų vašelių, bet yra ir prisukamų vašelių. Jie yra be rankenėlių, tiesiog paprastas, ar ne, vašelis. Ir jūs turite valus, tiesiog virbalus, turite siknito ar ne, ir mezgate su virbalais prisukamus ir turite valus. Tai jums lygiai taip pat M18, M2, M4 sukasi, pasiemat, prisisukat ir galite savo, va čia užsideda stoperį, angaliuką ir jūs turite tunisietiškam nėrimui vašelį. Tai atsigersiu. Ir tuoj pažiūrėsim galvutę. Irma klausia. Nesiskiria. Mano rankos yra šiek tiek skirtingo dydžio, bet smailumas yra toks pat. Galvutė yra lygiai tokia pati. Lygiai tokia pati, kaip va šitų. Ir prisukamas vašelis yra lygiai toks pat. Galvutė. Taip, turėtų būti patogu. Taip. O tunisietiškam, aišku, su rankenėlė net neįmanoma, nes čia turi užsidėti visas nėrinys, ar ne, tai su rankenėlė jų ir nebūna. Ir paskui turime ne tik prisukamų, o turime iš karto su valu vašelis. Iš karto yra valas prijungtas ir iš karto stoperis, angaliukas bambuko. Ir vašelis sukasi aplink savo ašį. Tai čia tunisietiško nėrimo fanėms yra 50 cm. Toksai puikiai priemonė nėrimo. Taip, yra stacionarus su valu ar ne, iš karto angaliukas. Yra prisukama vašelį, galite įsigyti kokio tik norite dydžio. Kokio tik norite. Valą galite rinktis išsiknit virbalų lentynos, tik pasižiūrėkit būtent tą dydį, nes dydžiai jie skirtingi, yra 3 tipų, M18 yra maži dydžiai, M2 yra vidutinio dydžio ir M4, man atrodo, nuo 5 numeriuko, storesni dydžiai. Tai vat, yra prisukami. Ir čia dar parodysiu tokių įdomybių, kartais gali prireikti. Violeta rašo, kad jie tokie skanus. Kurie skanus yra? Nes siknitus, aš jau nežinau, man jau nukramtė mano šuniukai. Labai skanus bambukas, būtent labai skanus šuniukams. Tai ką, va, prašau. Ir kamgi gali prireikti 15 dydis vašelis. Štai,
kilimams, kas neriat virvelėm ar ne, žodžiu, va, pasiemat ir neriat. 100 cm metras yra ilgis ir gale iš karto yra stoperis, stabdžiukas. Tai va, irgi neriat tunisietiškai, labai įdomus nerimas. Gražus tokie audinio stiliaus, ar ne, gaunasi nėriniai. Tai va, pas mus yra tikrai daug dydžių. Ir šiandien sulaukiu klausimo, ar turite vašelių, kurių gale, viename gale yra kabliukas, vašelis, o kitame yra adata, kad galėčiau įsiverti. Tai irgi yra labai įdomi technika. Yra ir YouTube'e, manau, ir Pinterest'e galima pasižiūrėti. Tai va, su šiuo vašeliu adata per brūkšnelį, ar ne, vienoje pusėje yra kabliukas, kitoje yra adata. Galite sukurti taip pat įdomių visokių darbų, rankdarbių. Turime. Kiek čia centimetrų? Tai gerai, kad turiu metrą pasiėmusi, pamatuosiu. 12 centimetrų. Ir darbuojuosi. Bambukas Siknit firmos. Taip, Violeta patikslino, kad Siknit virbalai turi saugoti, kad nesugraužtų. Tai aš sakau, katės ir šuniukai labai myli bambuką. Bet taip, Siknitai, jie bambukas yra labai populiarus ir jūs tikrai labai daug perkate, juos mezgate su jais. Tokie rečiau jūsų perkami, išskirtiniai, vat matot, yra adi. Vat mano rankose 2 numeris. Ir kaip įdomu tie gyvūnėliai, kačiukai, šuniukai griauštų graikinį riešutą. Manau, mūsų Berno Zenenhundas graikinius riešutus dievino. Tai buvo didžiausias delikatesas, kai ateidavo spalio mėnesio, kada riešutai prikrisdavo mūsų sodybai. Tai čia yra graikinio riešuto rankenėlė. Kadangi vašelis, matot, yra gan stambokas, ar ne? Koks jo ilgis? Jo ilgis yra 16 cm, bet nėra sunkus. Įdomus. Jis visas yra, mato, tokiais grioveliais. Vėlgi tam tokiam masažavimui, ergonomijai, metalinis. Galvutė yra maža, čia 2 numeris, bet dydis neišgraviruotas. Tai ir nežinočiau dabar, ne, koks mano vašelis. Dydžio nėra, pasadė, vat, būtent graikinio išgraviruoto. Dydis yra parašytas va čia, 2 numeris ant pakuotės. Tai va, toks įdomus. Nežinau, ar ilgam nėrimui tinka ar ne. Galbūt esat nėrę, pasidalinkit. Bet kai reikia išnerti kažkokius, na, kad ir paslėpti, tarkim, va, prašau, paslėpti reikia, ar ne? Va, įdomu. Pabandykim. Na, va, paslėpti, tarkim. Medis jis yra šiltas, ne metalas, ne plastikas, ne plasmasė. Irgi kas nori to natūralumo ir to šilto pojūčio rankose. Nu, va, puikiai. Aš slepiu, tarkim, šituo vašeliu. Ir dar vieną vašelį turiu, kurio yra rankenėlė iš alyvmedžio. Aha, irgi labai skanus turėtų būti šuniukams, nes man atrodo, kad pirkau kramtuką būtent alyvmedžio šaknį ar šaką pakramtyti šuniukam. Na, tai irgi jau patiktų šuniukam, reikėtų saugoti. Bet vašelis nėra labai lengvas, Siknitai yra lengvesni, bet jie ir trumpesni. Matot, koks yra skirtumas ilgio. Jie yra 15 cm, labai ilgi. Mažas dydis čia yra 0,9, ne, 0,6. Ir kuo didesni dydžiai, tarkim, parodysiu. Čia įspūdingą vašelį dabar parodysiu. Ir bus taip. Tas pats, tos pačios Adi kolekcijos su alyvmedžio rankenėle. Čia labai didelis dydis yra 8.
neriat virvelėm, neriat kilimus, rankines ar ne, tai, nu, vat, toks vašelis. Gal tas graikinis šiek tiek lengvesnis, bet irgi, vat, išgraviruota rankenėlė. Galiukas, sakyčiau, standartinis toks, ar ne? Vidutinis, nei smailus, nei bukas, nei kažkoks. Manau, įdomu būtų panerti su 17,5 cm ilgio vašeliu. Tai ką, ir aišku, tiek vašelių prirodžiau ir tikrai noriu tiesiog, jeigu praleidau dar kažką, atleiskit, peržiūrėsiu, atsakysiu, nes komentarai ėjo. Taip. Ginta dar rašo, Clover Amor ploni labai patiko, neriant ypač plonus siūlus. Labai gerai kabina siūlą. Tuoj parodau, kur tie Amor ploni. Nu, va šitie Gintai patiko, tarkim. Jai vat patogu buvo su šitais. Bet tikrai noriu labai atkreipti dėmesį, kad pats patogiausias vašelis yra tas, su kuriuo jums asmeniškai yra patogu. Ingrida rašo, kad mano nerimo stiliui visiškai netinka, galvutė man nekabina siūlų ir juos išskiria ir neslysta kaip tulip red, apie kuriuos čia dabar neišėlės skaitau. Jurgita man zink patogus. Mano vašelis labai senų laikų, ne pavadinimo jau praradęs formą nuo nerimo, bet nekeičiau nei į jokį firminį. Labai smagu, Laima, kad jūs esat prisirišusi prie savo seno vašelio ir jį labai mylite. Iš tikrųjų, tai yra gerai, viskas tvarkoje. Jeigu kartais atsitiktų taip, kad tas senas vašelis visiškai palūštų, nebegalėtume atnerti, tai matot, kiek pas mus yra galybė, iš kurių tikrai galite daug rinktis, ar ne? Taip. Rasa dalinasi, kad svarbiausia, kaip patogus rankoje. Na va, matot, apie ką kalbu. Nebraižanti, puikiai siūlą kabinanti galvutė. Neatspindinti šviesos, nerimi ir mezgame dažniausiai tai vakarais. Taip ir dažniausiai, ar ne, kai yra tamsu, kai reikia elektros šviesos. Taip. Ir taip. Ir mano vagė. Kas čia ką vagė? Katės vagė vašelius. Taip. Labai patogu Irma rašo su prisukamu vašeliu surinkti akis, kaip, pavyzdžiui, apdailai atvartėliams. Vat, ačiū, kad Irma pasidalinate su vat šitais, ar ne? Turit prisukamus virbalus, prisusukot vašelį, turit vėl kitą įrankį. Tai ką, tai manau, perskaičiau visus jūsų komentarus, atsiliepimus. Nepamirškit, kad vašeliai turi rinkinukus, va tas Amor, kur Gintai patiko, jai patogu. Čia yra tiek dydžių nemažai, tikrai nuo 0,75, vienetukas, 1,5, tai gali tapti puikia dovana, galite kažkam padovanoti, jeigu yra kieno gimtadienis, nerėjai, tarkim, ar ne, nuo 0,75 iki 1,75 ir visi šitie vašeliai, 7 vašeliai turi prisukamas kamštelius. Tai vat, Cloverio, čia ypatingai plonė, o čia yra vidutinio dydžio, nuo 2 iki 6 nerėjoms, vasarai, nusinerti vat kažkokią mano parodytą nėrinį, megztuką ar ne, švarkelį, suknelę. Na ir dar nepaminėjau, kadangi atskirai neturime, turime tik šiai dienai tik rinkinuką Adi, tai yra metaliniai tokie su apvaliomis plastiko, man atrodo, čia plastikas yra plastikinėmis rankenėlėmis apvaliomis. Turime va tokį rinkinuką, įvairias spalvis, gražus rinkinukas. Tai ką, skubu, jau matau, laikas bėga. Tai ką, matau, kad atėjo laikas, viską aprodžiau, žinokit, kitą ketvirtadienį norėsiu pristatyti 2024 metų labai gražią kolekciją, kuri yra jau išrikiuota ant stalo. Reikės ją atidžiau apžiūrėti, išmėgsti kažką, kad galėčiau kitą ketvirtadienį parodyti jums, ir bus labai skani
kitą ketvirtadienio tema, bent jau planuoju, jeigu niekas nepasikeis, tikrai labai labai lauksiu jūsų. Na, o dabar norėsiu išrinkti 5 laiminguosius, kurie rašė žodį mezgu, nes vis dar mezga, nepamiršo, atėjo pavasaris, paukšteliai čiulba, bet vis dar mezga, kaip galiu pamiršti šitą hobį, ar ne? Tai 5 jūsų padovanosiu po dovanų kuponą 15 eurų. Čekis apsipirkti siūludama.lt parduotuvėje. Nu tai ką, linkiu labai visiems sėkmės. Dalyvių skaičius yra tikrai didelis, nemažas, bet, na, 5 net išrinksim, ne vienas bus laimingas. Tai ką, pradėsim. Tuoj dar vandenuko. Ir šiek tiek užtrunka visą informaciją susivesti. Aha, kas parašėte žodį mezgu, nes buvo tokia sąlyga. Mačiau, kartais su klaidom rašo, tai žinokite, jeigu su klaidom parašėt, jau nedalyvaujate, reikia būtinai parašyti taip tiksliai, kaip ir prašom. Ir dabar atrenkam teisingai, tuoj pasidalinsiu nuotrauką. Pasidalinsiu. Taip. Kuponai galios bet kurioms prekiams, vašeliams, virbalams, siūlams, žurnalams. Ką norėsit, tą galėsit įsigyti. Tokia povelykinė, pošventinė dovana jums nuo Siūlų damos. Tai ką matau, kad jau ekraną pavyko padalinti. Ir dabar tuoj atsirinks komentarai. Taip. Net užkaitau karštą. Tai ką, viskas. Spaudžiu startą ir linkiu sėkmės. Oho, kaip ilgai ranka. Taip. Na štai ir turim 5. Vanda Gedvilienė, Audronė Naječienė, Nijolė Nijolytė, Rima Degut ir Gintarė Begonienė. Ir žinot, aš jau jūsų nemažai iš čia beveik visas pažįstu ir kaip smagu, kad laimi tikrai mezgančios, neriančios, siuvinėjančios. Aš labai jūs nuoširdžiai sveikinu su pavasariu ir susirašykime per žinutėmis, ar ne, per Messengerį, ir jums atitenka dovanų kuponai. Tai ką, ačiū jums, kad buvot kartu. Nepamirškit, kad šiandien yra paskutinė diena, kada galioja, yra akcija 30% drops 6 kolekcijoms: medvilnės, Paryžiui, muskatui, safranui, kotonlaitui, beliai ir bamulinui. Tai skubėkit išsirinkti tai, ką dar planavote, ką norėjote ir nesiryžote, ar ne. Tai lauksiu jūsų kitą ketvirtadienį, sekite mūsų socialiniuose tinkluose. Negailėkime laikų, negailėkime širdučių vieni kitiems, mes dėl jūsų tikrai labai stengiamės. Linkiu jums gražių mezginių, nėrinių ir iki kito mezgimo ketvirtadienio. Ate.